banko, bet aš esu psichologė ir vadovauju personalo departamentui ir kai gavau tokį pakvietimą čia dalyvauti, vienu momentu tai buvau truputį susikrimtus, nes galvoju, ką aš galiu papasakoti, taip žinai, apie tą ekonomiką pasakoti, turiu pripažinti, nesijaučiu labai tvirtai. Ten, žinai, apie kažkokias tendencijas, žinau, bet irgi, ta prasme, nesu profesionalė tą pasakot, ir tada kažkas man sako, tai tokie žmonės pasakot. Ir galvoju, tikrai. Tai pradedant nuo savęs, aš niekada nebuvau ilgiau išvažiavus, tik tai studijuodama daug tvarkiau namus užsienį. Ir aš labai gerai atsimenu, nes labai norėjau automobilio pirmo. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip vieną vasarą aš gyvenau šeimoje, kurioje buvo 5 vyrai ir turėdavau lyginti marškinius. Tai vat, belygindama tos marškinius po 8 valandas per dieną, vat, kai kurios moteris, matau, šypsosi. Aš tikrai turėjau labai daug laiko pagalvoti, ką aš noriu daryti ir ar man mokytis patinka ar ne. Ir aš atsimenu, kad aš grįždavau rudenį su tokiom jėgom ir tokiu interesu studijuoti, kad tai buvo tikrai žavinga. Tai vat, tą aš dabar prisimenu. O dabar besiruošdama, ką aš padariau, iš tikrųjų, tai aš apgalvojau ir mes tikrai turim daug žmonių dirbančių banke, kurie buvo išvažiavę ir grįžo. Išvažiavo įvairiai, pragyveno įvairiai ir grįžo dėl įvairių priežasčių. Ir aš tiesiog su jais kalbėjau ir bandžiau sudėti tokius esminius momentus, kas man atrodė esminiai ir kas galbūt jums gali pasirodyti tokie įdomus išgirsti. Tai dabar bus antra ir paskutinė mano prezentacijos skaidrė. Tai čia yra mūsų žmonės. Lina, kurią matom čia, dabar dirbo elektroninių kanalų departamente. Jinai yra 9 metus prasimokiusi ir pradirbusi Londone. Viena iš tokių pačių esmingiausių dalykų, ką jinai sako, tu žinai, aš niekada nebūčiau grįžus, jeigu aš galvočiau apie Lietuvą taip, kaip aš ją prisimenu, kuomet išvažiavau. Ir tada turbūt, galvojant apie tiltus su tuo, kas buvo pasakyta anksčiau, man net kažkuria prasme labai džiugu tokį būrį matyti šiandien, nes kažkuria prasme jūs per tai tą ryšį palaikot, ar ne? Ir iš visokių kampų sužinot, tai kaip ta Lietuva keičiasi, kas ten dabar aktualu, kur link vystosi, nes turbūt dažnai išgirstam tokius, kad ten, žinai, Dieve, tai ką aš ten veiksiu, arba manęs ten niekam nereikia, nes mes remiamės tą patirtim, kokią mes turim išvažiuodami. Ir tada, aišku, kas yra labai svarbu ir ką jinai sako, tai yra, kad būtent ta patirtis, kurią jinai įgijo išvažiavus ir leido jai grįžti į tą poziciją, kokią jinai grįžo čia Lietuvoje. Tai jinai dirbo skirtingose bankuose, jinai dirbo skirtingose konsultacinėse ir mes kuomet iš tikrųjų ją suradom, tai net puikiai suvokiam, kad tai yra žmogus, kokio mes Lietuvoje niekada nerasim, nes pati elektroninė bankininkystė yra tokia sritis, kuri labai daug dabar vystosi. Tai galvojant apie tai tikrai yra tokių sričių, kur jūs galite labai sėkmingai tas žinias ir patirtį parvežti ir jos visi tiesiog ištroškę laukia. Tai čia turbūt galvojant apie tai, kad kai kurių kompetencijų mums tikrai trūksta. Vidmantas, tarp kitko, ir prasimokė 1,5 metų čia SSE mokykloje. Ir mes, kai diskutavom apie tai, kodėl tu grįžai, jis sako, tu žinai, aš visaip svarsčiau, galvojau grįžti, galvojau negrįžti, bet atsitiktų man taip, kad kaip tik tas momentas, kuomet jisai galvojo, tai buvo 2008 ruduo. Ir jo, čia kai kas links galva, tai jisai sako, žinok, buvo visaip. Ir tada jisai sako, ir tu supranti, aš tada supratau, kad aš galiu grįžti į sritį, kuri susijusi su krize. Ir tai buvo iš tikrųjų restruktūrizavimas. Ir tai yra vienintelis gal mano šansas gyvenime padirbėti po tokioj srityje. Nes prieš tai jis irgi dirbo pas mus ir dirbo iš tikrųjų su makroanalizėm. Tasme, ir jis išvažiuodamas jau žinojo, kad jis nebenori tą grįžti. Tai kažkuria prasme taip susiklostė, kažkuria prasme, jisai pasirinko, bet kita vertus, tai buvo taip, kad jisai buvo labai atviras pamąstymui ir tokių naujų dalykų priėmimui. Ir jisai grįžo visiškai į kitą vietą, bet jisai pasinaudojo tą aplinkybę, kuri tuo metu buvo ir jinai išėjo labai į gerą. Man viena mintis, kuri labai patiko ir ką jisai pasakė, tai yra ta, kad kažkuria prasme grįžimas yra labai panašus į išvykimą.
tu grįžti, tu turi iš naujo, ta prasme, susikurti savo socialinę aplinką, tu turi iš naujo būti pasiruošęs daug rinktis, daug dirbti, ar ne? Ir turbūt mes dažnai galvojam, kad grįžimas turi būti kažkoks komfortabilus, o išvažiuodami mes tikrai turbūt pasirengę, tik pakovoti už save. Tai turbūt emociškai galima net sulyginti, kad grįžti gali būti truputį panašu, bet jeigu jūs vieną kartą išvažiavote, tai turbūt jūs tą patį galite dar padaryti kartą, ar ne? Tai va čia buvo tas toksai, kur man lyg ir naujas buvo, bet visai pagalvojau, kad tai gali būti tiesa. Ir tada prisiminus Gitano tą pavyzdį apie giminaitę iš Amerikos, tai man atrodo, kad dar vienas turbūt pabrėžtinas dalykas yra, kad aišku, ten kada vėlų grįžti, kada anksti, yra klausimas ir turbūt kas čia gali pasakyti, kada tas laikas, bet greičiausiai, kad vis tiek yra būdas kažkaip pasiruošti, išlaikant tos savo socialinius ir profesinius ryšius. Ir per profesinius ryšius tu visada gali pasitikrinti, ar ne, kokia yra situacija to darbo rinkai, kokia yra situacija galvojant apie specialistus, į ką tu pretenduoji. Tai aš žinau, kad aišku tas yra sunku ir kad tai reikalauja tokių turbūt papildomų jėgų, kad tą savo socialinį tinklą palaikyti ir Lietuvoje, ypač ten kažkokį profesinį, bet manyčiau, kad tai yra viena iš tokių labai svarbių prielaidų besiruošiant grįžti ir galvojant grįžti, o gal net dabar ir negalvojant, bet vis tiek ir net tą tinklą išlaikant. Ir dar vienas dalykas, ką jis sako, tai sako, tu žinai, sako, aš tai galvoju, kai aš sakau, ką tu patartum, tai jis sako, tu žinai, sako, vienas dalykas, tai reikia turbūt taip drąsiai pasakyti, kad stengtis reikia ne tik užsienį. Tai tikrai yra taip, kad ką mes ir sakom, kad tie, kurie yra geriausi, tie, kurie yra talentingi, tie, kurie dega, tie, kurie daro, tai turbūt ir ten yra vertinami panašiai, nes tokių žmonių visada trūksta. Tai čia yra tiesa. Ir kadangi tas mano padalinys atranka darbuotojų užsiema, tai aš tikrai žinau. Čia yra Dovilė, mūsų valdybos pirmininkė. Jinai yra 7 metus pragyvenusi irgi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos istorija gal yra šiek tiek kitoniška, nes jinai grįžo dėl vaikų. Jinai sako, mes pradėjome labai rimtai galvoti, kur mes norim, kad mūsų vaikai baigtų vidurinę mokyklą ir gautų vidurinį išsilavinimą. Ir mes vienareikšmiškai priėjom prie sprendimo, kad mes norim, kad jie vidurinę mokyklą, ta prasme, gal apie studijas galvojant, gal jie jau patys pasirinks, kur jie nori mokytis, bet mes norim, kad jie baigtų Lietuvoje. Ir tai buvo toksai sprendimas, kur po to kažkiek galvojant ir apie tai, kad ten, o kur mano tėvai, ar ne, o kur mano šeima, ir kad man vis tiek ateina etapas, kai man svarbu būti šalia savo šeimos ir pagalvoti, kur aš noriu kurti tą savo gyvenimą. Tai turbūt šiek tiek kitoniška situacija, bet jinai irgi apie tai, kad kartais reikia pagalvoti ir to ilgalaikį perspektyvą, o kur aš jau noriu tas savo šaknis leisti. Ir tikrai jinai pabrėžia ir sako, kad labai galima parvežti patirtį, ką aš jau ir sakiau, bet nemažiau svarbu ir kas yra tikrai laukiama, tai yra ir tas požiūris, ar ne? Ir ten galvojant, pavyzdžiui, apie ten kokį nors finansinį sektorių arba aptarnavimo sektorių, tai mums tikrai yra labai smagu sulaukti žmonių, kurie yra matę, pavyzdžiui, kaip kitaip dirbti su klientais, o kaip kitaip ten dėlioti kažkokius dalykus. Tai mes tikrai esam ištroškę tos tokios patirties ir aš labai nemėgstu to žodžio, toks šviežias kraujas, bet kažkuria prasme tai taip yra, nes žmonės grįžta su tikrai tokiom naujom idėjom. Ir tikrai Lietuvoje daug to potencialo ir tie, kas apsisprendžia grįžti, tai taip ir galvoja ir tas jas veža. O šitas rimtas pilietis, kur parašyta Great American, tai iš tikrųjų jis yra estas ir jisai 7 metus gyvena Lietuvoje. Jis yra atvažiavęs ir aš jį specialiai pasilikau pabaigai, nes kažkuria prasme tas jo požiūris yra truputį alternatyvus, nes jis sako, tu žinai, sako, nesvarbu, kur tu gyvensi. Jeigu tu nori kažką padaryti, tu padarysi ir kiekvienoje šalyje yra ir savų pliusų, ir savų minusų. Ta prasme, niekur nėra taip, kad yra kažkur blogis, o kažkur tai pragaras. Tada sakau, tai klausyk, o kas tau svarbu? Jis sako, žinai, sako, man tai labai svarbu, kad aš būčiau įgalintas, kad aš jausčiaus reikalingas ir kad aš vis turėčiau tokią labai gerą darbinę aplinką. Ir aš tą visą Lietuvoje čia turiu ir tikrai save realizuoju ir man labai smagu ir man labai įdomu. Tai tas turbūt paskutinis dalykas yra, kad
galvojant ar sprendžiant, kada tas momentas, galvojant, kur tu nori gyventi, tai turbūt labai svarbu dar ir savo atsakyti, kas tau svarbu, ar ne? Ir ta karjeros prasme, kur yra ta šalis, kur tu gali save geriausiai realizuoti. Tai vat, taip galvoju, kad turbūt nėra vieno kažkokio tai recepto ir aišku, ten tikrai, ką paminėjau, kad Lietuvoje yra tikrai labai laukiami įvairūs specialistai, bet kita vertus turbūt reikia visada pačiam atrasti, kada tas metas ir kur aš daugiausia tuo momentu galiu išmokti ir tada, kada man grįžti. Tai tiek ir norėjau.